Hey. Kai viskas iš tiesų čia yra. I'm fucking everybody up too, bro. You know what I'm saying? That's what we do. Karma is a bitch, but that bitch is beautiful. Like, I'm hard work only. Tai va. Laižo ir prisilaižo. Aš neseku naujienų, jos pačios mane seka. X faktoriaus bibienė. Vilniui drąsiai gali vaikščioti. Nu tai va, gyvenau Vilniui. Bet panevežytai. Jau kažkaip viskas gerai, bet jau tada atvykau. Norėjau kaip ir normaliai. Žinai, normaliai. Nu tai aš tik turėjau vaikščioti. Normaliai. Bet žinai, jeigu ten toks pakviečia vėliau atsakyti. Bet žinai, jeigu ten stovi prie mašinos, žinai, ten taip, jau ne. Nu jo, čia jau reiktų gestą tokį. Turi manieras išvaitino. Čia visi sako, žinai, jo, tenka po tai išeini. Ką liko 3 savaitės ir 2 vlogai. Dar galėsit pasidžiaugti mano vlogerio karjerą. Viskas kol kas vyksta pagal planą. Šiaip labai džiaugiuosi, kad svoris krenta. Jau būsiu toks kūnas, kur paskutinį kartą buvau turbūt 16 metų. Šiaip jaučiuosi gerai, lengvesnis. Lengvesniam sportuoti lengviau. Tempą nestabdom, varom toliau. Nu, tų raštuotų su akmens įspaudu reikėtų, kur ir buvo pilkos ir vienos tos grafitinės matinės. Tai man tų reikėtų su įspaudu. Ne čia papuolė, žinokitas. Ne? Ne. Ai, čia Lukai tu? Jo. Ai, sveikas, čia matas. Kaip dėl tų plytelių? Mūsų šotganas, apsauginis. Atsargiai, tik tai prieš įdomi pabelskit, reikia įsilaikyti. Ne? Šiaip geriausia imti odą, aš siūlyčiau galbūt šuns odą, nes šiek tiek saugo. Jo, su plauku šiaip tikrai malonu, jeigu įkišant per tenai reikia kišti. Tai jeigu įkišant ranką, tai tikrai jausit, kad nespaudžia. Nu, jeigu spaudžia, tai prasitampys šiaip. Mat jau atlieki tėčio darbus, kol jis ruošias varžybom. Išnesis šiukšlės, nes tėtis visada neša, taip? Nu, tu šaunuolis. Aš esu irgi policininkas. Oi, gerai. Tai kodėl man? Su kokia mašina šustras čia prileks. Kaip vysiu aš mazoną, niekas netikės. Aikšteliai visi čia prileks. Kaip saulių. Nu, tai jau po rytinės treniruotės pas Domą. Gerai pasproginėjau. Po pirties vakar gal tonusas pakritęs, bet gerai. Savijauta bent jau labai gera šiandien. Svoris pakrito. Ryte kilų mažiau negu įprastai. Gal dėl pirties vakar ilgai pirty pabuvau. Tai darau dabar tokią karščio aklimatizaciją. Tipo, reikia vis ilgiau sėdėti pirty, nedideliai temperatūroje, nu ten 5 laipsnių. Vakar 2 kart po 3-5 minutės prabuvau. Giliai šildė raumenis. Jaučiuosi šiaip labai nice. Pasiruošęs sunkiausiai savaitė, nes ši savaitė bus sunkiausia pasiruošimo, iš viso pasiruošimo. Tai I'm ready. Bring it on. Likas spaudžiu, žavės nelaukiu. Išlėkęs aš į kitą šalį, patikėk tikrai nesnaudžiu. Ranką jam paspaudžiu, pasivysiu gazui. Papšę nespaudžiu, vėliau išklisiu. Su politis neprastai. Ratas is the day again. Taip pastabdžiau, kad atrodo, kad pusę porcijos įdėjo. Oi. Mintyse kupiūra, mergytė parodyk tą dailę figūrą. Šokęs į sportinį, brangų veliūrą. Šaibų turiu iki kelių maniūrą. Prie vairo šustrekas, išlipęs ramekas. Nuo manęs čia tiesiai daug skrenda trajekas. Mergytė čia šonė, kardina ramekas. Visi tipotėlį, bet už kampo šnekas. Salį, kaip treniruotumės kalnuose. Oro nėra. Ir po tokį varžybas išeina taip gerai. Geriausia žmona pasaulyje. Patinka man dabar tiesiog susimest daiktus į Fighter Shopo daugkartinį maišelį. Sumetu viską, o tvarkelę, tik rankšluostį pamiršau. Tas bokso treneriai tik su tokia maikė.
Iš tiesų kojas rūta. Mums reikia tavęs. Atsargiai geriau. Labai smagu. Šilta. Rekomenduoju visam mėgstiošam. Sergantiem. Labai lavina protą. Elkis su kitais taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Ir kas pasakys, kad ne mano vaikas. Tai leidžiu savo tik tokį gabaliuką ir užskaitom jį kaip prie workoutą. Labą dieną, tėtis vėl vėluoja ir labai atsiprašau. Kas? Nu taip vyks. Šiandien atvyko pas mus Karolis, papildistas, atvežė papildų. Keli tokie yra nauji, kurios nieko nebuvau girdėjęs anksčiau. Tai va, gal Karolis kažką papasakos, ne? Tai va, šiaip Radiola Rozėja. Prancūzas hibridė. Šiaip Amerikų kovotojai labai mėgsta šitą naudoti. Gregatinė, tai kaip teisingai pasakiau? Gregatinas. Žodžiu, tai žmona naudoja kažkurį laiką. EAA amino su elektrolitais, ne? Jo, čia yra... Šiaip pagrindė irgi, ko reikia. Aš šiaip miksindavau EAA arba BCA su elektrolitais. Čia yra viskas viename. Good? Okay. Vakarėlį čia buvau, nežinau. Kad ten vakar aš vykiau, nežinau. Eifi, how was the sparring? Hard. Our friend straight from China. Ne ką čia vaikai pirsta tiečiai. Au! Labadiena. Sveiki, su jums sveikinusi reklamos agentūra. Labadiena. Šią savaitę turėjome ypač daug kūrybiško darbo, dirbant su Fighter Shopu, Noku bei Matu. Taip, siejomės labai daug idėjų, kažkaip buvo labai... Dideliam... Tai va, galima kažką bandyti iš... Šį kartą, šią savaitę tiesiog darėm daug kūrybinio turinio, daug filmukų. Tai pirmiausia, nuo ko pradėjom? Nuo kokio filmuko? Nuo DJ Nevykėlės. Kamera dėlioji. Ir gali žinai, ką padaryti, kaip eini. Ką žinai, kaip... Aš noriu tai merginai su kepurė, kuri nuėjo ir vedė į mane kažką pasakyti, kad aš pas tave dar ateisiu, žinok. Mes įsiaiškinsim. Neprakaituoju, nes negėda būt su bičiais ir su pupom. Neatsiemu aš nei žodžio pasakyto savom lūpom. Tai tie followeriai kyla ne po 100 paštuką. Algoritmą būstinu tais komentarais, kad aš tupa. Wanna be gangsta, aš dėmesio centre. Ką jau padarysi, kai esi tam ekrane? Aš surengsiu jums spektaklį, režisuosiu kaip kine. Nes daug kas mėgsta pisti proto tam internete. Antrą darėm laidėlę, tai gavosi, kad tiesiog iš idėjos, kad... Visi prašo nuolaidų. Visi prašo nuolaidos labai dažnai. Kuo aš maišą? Kiek gaunas? 420. Aha, dar nuolaidėlę nuo batukų mums padaryti.
Paladėlė. Neapgailestaujame, laidėlių žinokit nedaro. Iki pasimatymo. Geros dienos. Valentino video. Valentino. Bus meksikietiška tematika. Serialas, tavo idėja. Donde cerveza mi hijo. Gerai buvo, žiauriai, jinai visai gerai išlaikė. 3, 2, 1. O dabar einam filmuoti paskutinį. 2, 3. Žiauriai. Matot, klientai neatvežasi pas mumis į parduotuvę. Pas mus vienintelis toks pasirinkimas. Tai ką, ačiū Jums uždėmesį, su Jumis atsisveikina prodiuserinė komanda. Laba diena. Visa. Žiūrėk, greitai pavarėm. Vis dar kūdinos. Esu geras žmogus, tai papjaustau draugams pyragiuko ir norėjau pasakyti, kad Valentino diena jau ne už kalnų. Ar dovaną turi ir tu? Paklauskime kitų. Pamatysit videkę. Ai, toks klausimas, ne? Nu gerai. Tai esam su Raimondu sportavę, jis ir pas mūsų klube šiek tiek treniravosi, tai manau būtų labai įdomi arši kova. Pati idėja, tai gimė įdomiai, tiesiog gulėjau lovoje ir sugalvojau. Tokia tiesiog mintis iš oro kyla, daug pas mane tokių idėjų būna tiesiog šauna iš nežinia kur. Kaip sakau, kuo daugiau daužau galvą, to daugiau gerų minčių įkrenta. Ne, šiaip tiesiog, sakau, tą pavadinimą patį sugalvojau tiesiog taifa. Vieną vakarą gulėjau ir tiesiog kilo tokia mintis knockdown, apačioje puka raidytė varnelė. Tai aš prieš tai irgi, šiaip čia mano yra ne pirmas brandas, buvo dar toksai Osu anksčiau. Tai tas irgi buvo toks įdomus, bet labiau norėjau kažko minimalistiškesnio, paprastesnio, 5 raidžių žodžio, tai kad būtų gerai įsimenamas. Šiaip pats tas Knock žodis ir jo logotipas man yra tobulas. Iš abiejų pusių K raidės, viduriuke O raidė, jis labai gražus, tai man labai patinka, bet dėl to ir važiuoja. Tai kova dėl čempiono diržo kaip dalinai ir bus vasario 22, tai yra pusfinalis, o finalas tai man atrodo dabar bus rugsėjai, jeigu teisingai supratau, nes Nauris sustraumavo ranką, jų kova yra nukelta į kovo mėnesį, tai finalas rugsėjai, kiek žinau. Tai naujokui, aišku, sportuoti reguliariai, nedaryti pertraukų tarp treniruočių, nepraleidinėti treniruočių. Šiaip laisvų metu, jeigu pavyzdžiui sportuoji 3 kartus savaitę, gali laisvomis dienomis prasibėgti krosą vienu tempu, pastiprinti širdies raumenį, o šiaip tai treniruotis pastoviai, pastovumas. Tai šiaip pats gražiausias knokas, labai sunku man išskirti, bet šiaip man labiausiai patinkantis tai kamova. Man tai šitas yra pats mėgstamiausias džemperis šiaip. Va šitas. Jis toks tai paprastas, minimalistinis, Tado Vincaičio darbas, jisai rankavo visą nupaišė šitą logotipą, ne šiaip, ne iš buvo koks ištrauktas. Šiaip man šitas mūsų reboundas toks fainiausias, bet šiaip visi jie gražus man. Šiaip visiškai random. Tiesiog sužinojom, kad galima kelti į Instagramą ilgesnius video, ne minutės 30. Ir mano draugas Benžius sugalvojo filmuoti horizontaliai. Kažkokia lempa, kam tu horizontaliai Instagramas, tai dar ir YouTube'ą šaunu. Tai tiesiog šiaip geras klausimas, tai bandau kartais šitą daryti, bet nesigauna. Niekada nesigaudavo šiaip, kiek esu kol turėjęs, tai visą laiką. Ten gal per visą pasiruošimą kokį kartą ar 2 pamėgų, bet šiaip tai visą laiką turi kalbų pilną ir padarai treniruotę, pralakstai visą dieną, tada vėl treniruotę padarai. Ir tai pasiruoši, nežinau, šiaip pietų miego esu nemėgėjęs. Dėl ištvermės, tai ta mityba mano nėra tokia jau ten sausa, kaip aš gal kartais parodau, nes vakarinę dažniausiai nufilmuoju, o vakare tai valgau be angliavandenių visą laiką.
angliavandenių atsisakau vakarais, o šiaip tai pusryčiai mano ir pietus tai būna su nemažai angliavandenių, tai aš energijos turiu, nesiskundžiu prieš treniruotę, iššaunu ir ten uogyčių, cukraus kažkokio, tai ar šokoladą ten porą plytelių, porą gabaliukų. Jo, tai pasiruošimas tai labai sklandus, labai džiaugiuosi, jau šiaip padariau visą sunkią dalį, dabar jau taip sunkiai nebedrošiu, nu aišku, tas veidas tik kenčia, tų fanarų negaliu atsikratyti niekaip. Čia dauguma pats savo įsišaunu iš delnų, bet jau labai atsibodo jie, su šalmu treniruotis man sudėtingai yra, padarau porą raundų su šalmu, nusiemu ir gaunu pastovi fanarą. Nu, žodžiu, tai šiaip fanarai, tai man visą gyvenimą, kiek sportuoju, tai sakydavo žmonės, kurie mane pažįsta, kad keista, kai esu be jų. Jo, tai kai treniruojas, tai atrodau taip, čia mano sportuojančio tokia normali reguliari būsena. Tai man paštu parašyk ant popieriaus ir atsiųsk. Ne, tai galima būtų daryti, ne? Kam keis, gali repuoti ir kovoti. O, žiūrėk, noriu paklausti tavęs. Ar tu norėtum būti kovotojas kaip tėtis? Taip. Norėtum? Būsi? Jo? Tikrai? Tai parodyk man filmą, tada aplink vieną. O! Ką reiškia rekomenduotum? Čia tikrai sportas ne kiekvienam ir taip sugalvojęs, manau, nepasirinksi. Tai jeigu patinka tas sportas ir bėgėjas sekasi gerai, tai tikrai profesionalų karjerą nematau, kodėl ne, bet dalykas patinka, daryk tai, kas veža. Be sporto ir noko veiklos turiu nedaug, tai mėgstu būti su šeima. Ne? Matėjau, ką aš mėgstu veikti? Ką tėtis mėgsta veikti, kai nesportuoja ir nebūna fighter shop'e? Ką? Mėgsta būti su šeima tėtis. Tai Isa Götšmen pas mus kaip atsirado, tai jis man prieš kelis metus tiesiog parašė Instagramą, kad planuoja atvykti į Lietuvą ir klausė, ar galėtų pas mus prisijungti sportuoti klube, tai aš aišku sakau, kad gali. Ir dabar jau jisai toks mūsų kaip brolis, tikrai Isa žiauriai fainas bičiukas, tai galite prisijungti treniruotis mūsų klube ir privačių pasimti šiaip. Savo srities profesionalas ir labai geros širdies žmogus. Tai ačiū už klausimus. Dėkui visiems už klausimus ir judam toliau. Kas sakė pamušiamas? Pats save, bet prisidėjo Tadas Dirvanauskas. Spyrė iš kojas galvą ir padariau taip. O žiūrėk, Danas plaukia. Ką tu, Danai? Ai. Matupa? Matupa. Ant kokybės. Čia davė tau kukulius, tada nusineši namo ir pats išsikėpi. Vai kaip jums gerai, ne? Ne. O, turiu vadą tokį didelį. Geras.